Daugiau nei 18 000 gyventojų turintis Lazdijų rajonas pagrįstai gali būti vadinamas vienu žaliausių šalyje. Čia tikrai daug miškų, žalumos, vandens telkinių, tačiau nemažiau svarbu, kad vietos savivalda imasi ir sėkmingai realizuoja projektus, kurie prisideda prie žalios šiandienos ir rytojaus plėtojimo. Iniciatyva, kuri galiausiai virto projektu, labai sėkmingų projektų Lazdijai veža, kilo dėl to, kad mes norėjome išspręsti keleivių pavėžėjimo problemą. Nutolusių vienkiemių gyventojų yra. Viešasis transportas tikrai neturi galimybių užtikrinti ir jų atvežti jiems reikalingų laikų į atitinkamas įstaigas, sveikatos priežiūros ar kitas. Šis projektas išsprendė problemą. Tai reiškia, mūsų gyventojai, net ir vieniši gyvenantys atokiai, turi galimybę nuo durų iki durų keliauti nemokamai ir tai padarome pasitelkę mūsų 3 elektroautobusiukus, kuriuos labai skambiai, gražiai ir teisingai vadiname Lazdijai veža. Mūsų rajonas tikrai teritoriškai yra didelis, nutolusių gyventojų yra daug, socialinės problemos taip pat yra neišvengiamos ir jų mes turime. Šis projektas tikrai reikšmingai prisideda prie jų sprendimo. Mes gyventojams užtikriname kokybišką pavėžėjimo paslaugą nuo durų iki durų. tą darome tvariai, elektroautobusiukai nenaudoja kito kuro apart žalę, dirba 3 vairuotojai, puikia komanda ir mes džiaugiamės, kad ne tik sprendžiam socialinę pavėžėjimo problemą, kada jos reikia, bet ir saugome mūsų gražią gamtą. Prieš daugiau nei metus prasidėjęs projektas yra populiarus. Vaistinę, gydymo ar kitą įstaigą pasiekti yra kur kas lengviau, paprasčiau, o svarbiausia, tos kelionės nepalieka CO2 pėdsako. Lazdijai yra Lietuvos pietuose. Didžiąją dalį tos teritorijos nukloja miškai, ežerai, mes jais labai didžiuojamės, turime regioninius parkus, saugomas teritorijas, jas išsaugoti ir puoselėti mes suprantame kaip pareigą, teisę ir privilegiją. Žalesis kursas, tausojimas gamtos mums yra toks pat svarbus, kaip progresyvumas ir išsaugojimas to, ką turime. Dėl to mūsų kiekvienas sprendimas, nesvarbu kokioje srityje būtų, ar susisiekimo srityje, ar infrastruktūros srityje, ar kitose, ar ugdyme, ar kultūroje, jis visada turi kriterijų, kuriame mes patikriname, ar ta idėja ir tas projektas saugo mūsų gamtą, prisideda prie mūsų žalios ateities, yra link žalios krypties arba žalioje kryptyje, ar ne. Prioritetai, be abejo, objektyviai vertinus, visada suteikiami žaliems projektams. Daug investuojant į savo krašto žmonių gerovę, vietos savivaldybė tikisi, jog šis regionas tikrai gali tapti naujų patrauklių plėtros centru. Mes siekiame, kad Lazdijai tikrai taptų ta vieta, kurioje gera gyventi, kurti ir ilsėtis. Tai, kad mes tą užtikrintume ir dėl to niekam nekiltų abejonių, mes tikrai turime puoselėti, saugoti savo gamtą, įgyventinti projektus ir užtikrinti viešasias paslaugas tas, kurios džiugintų. Dėl to mūsų kryptis ir ateities kryptis be abejo yra žalia kryptis, taip pat išsaugoti savas teritorijas, savą krašto unikalumą ir pakviestus, kaip įmanoma ilgiau užlaikyti turistus, svečius ir pasiūlyti galimybes įsigyti antruosius būstus arba motyvuoti sugrįžti į tėviškes ir jas puoselėti kuo daugiau Lazdijų krašto žmonių, tų žmonių, kurie dabar galbūt jau retai beužsuka namo.